Sveiki vaikai, šiandien vėl aš su jumis sveikinuosi, bet sveikinuosi jau šiandien prie štai šios nuostabios eglutės. Aš jau ją vaikai papuošiau ir čia mano senoviniai žaisliukai, kurie man labai patinka ir vat tokia eglutė mane labai džiugina. Aš galvojau, kągi jums paskaityti ir nusprendžiau šiandien paskaityti knygutę, kuri ir vadinasi Eglutė. Taigi knyga labai gražiai iliustruota. Ir aš šiandien jums šią pasaką paskaitysiu. Dirbo visi kaip vienas, kas sniegą kasė, kiti jį ritino, ant galvos sniego seniui užmaukšlino kiaurą kibirą, akis įspaudė iš angliukų, o nosies vietoje įbedė morką. Dailus išėjo besmegenis. Tada vaikai įteikė jam savo laišką ir eidami aplink jį ratu, bei dainuodami dainelę, paprašė: Geras dėdė, sniego seni besmegeni, imk į laišką, eik į mišką, kur ant medžių sniegas tviska. Nešk seneliui šį laiškelį, jis išrinks eglužę žalią, puošim ją, gražiai aprėdę, švęsime kartu kalėdas. Nebijok, kad pūgos ūžia, drąsiai pėdink į giružę. Sutemo, jau vakaras. Vaikai išsiskirstė kas sau, o besmegenis susimąstė. Tai galvosūkis, kur man dabar eiti, į kurią pusę? Veskis mane, sulojo šunelis sargiukas, aš tau padėsiu surasti kelią. Puiku, drauge keliauti bus smagiau. Nudžiugo besmegenis, tu man rodysi kelią ir saugosi laišką. Ilgai ėjo besmegenis su sargiuku, kol pagaliau pasiekė didžiulį tankų mišką. Miškas, pasakų būtovė, medžiai apsnigti čia stovi. Lapė tarė: seni, labas, voverės keleiviai stebis, ūkauja keistai pelėdos. Kas tokie jie, kokios bėdos? Išbėgo jiems priešais zuikis. Gal žinote, kur gyvena kalėdų senelis, paklausė besmegenis. Tačiau zuikiui nėra kada atsakyti, nes lapė jau taikosi jį pagauti. O sargiukas au ir nusivijo zuikį. Nusiminė besmegenis, matyt teks man vienam toliau keliauti. Tuo metu papūtė šiaurės vėjas. Pakilo pūga, sukosi sniego sūkuriai, subraškėjo medžiai. Sudrebėjo besmegenis ir subyrėjo. Liko tik sniego krūva, tik kibiras be dugno ir raudona morka. Tuo metu atgal sugrįžo įtūžusi lapė. Kur tas nenaudėlis, kuris sutrukdė man zuikį pasivyti? Aplink nieko nėra, tik žiūri sniege, laiškas guli. Čiupo jį ir nubėgo savo keliais. Kur buvęs, kur nebuvęs, sugrįžo uždusęs sargiukas. Kur besmegenis? Nėra sniego senio mūsų besmegenio, o bėgančią lapę kaip mat pasivijo vilkas. Ką neši kūma, suurzgė pilkis, dalinkimės. Nenoriu dalintis, pačiai pravers, šūktelėjo lapė ir nubėgo. Vilkas iš paskos ir smalsioji šarka paskui juos nuskrido. Verkė sargiukas, o zuikiai jam sako: taip tau ir reikia, negainiok, nebaidyk mūsų varguolėlių. Negainiosiu, neskriausiu, be reikalo vijausi, besmegenį praradau, kaip aš dabar grįšiu namo. Neraudok, mes tau padėsim, guodė geraširdžiai zuikiai, o mes zuikiams padėsime, atstriksėjo voveraitės. Ir puolė zuikiai besmegenį lipdyti, o voveraitės jiems tik padeda, tik uodegėlėmis šlavinėja, tik letenėlėmis tapšnoja sniego gniūžtės, ant galvos jie vėl užkelia kibirą, iš angliukų akis įspaudžia, vietoj nosies raudoną morką įstato. Ačiū, nudžiunga besmegenis. Jei mane atgaivinote, tai padėkite surasti kalėdų senelį. Žvėreliai nuvedė jį pas Lokį. Lokys savo guolyje miegojo, tai vargais negalais jį prižadino. Papasakojo besmegenis savo bėdas,
Pasiskundė, jog prižadėjo vaikams parnešti kalėdų eglutę, bet atsitiko nelaimė. Dingo laiškas. Laiškas, suriaumojo lokys. Kur tas laiškas? Laiško nėra, dingo, prapuolė, gal pūga nusinešė. Blogai, atsiduso lokys. Be laiško kalėdų senelis eglutės neduos. Geriau nevarkite, o grįžkite namo. Bet įvyko stebuklas. Štai laiškas, štai, atskridusi ėmė čiauškėti šarka. Ir papasakojo, kas buvo, kas nutiko, kai lapė vilką susitiko. Atgavęs svarbų laišką, Besmegenis ir visi jo bičiuliai patraukė pas kalėdų senelį. Besmegenis skuba, nerimauja, tai nuo kaldo nusirita, tai į duobę prasmenga, tai už kokias šakos užkliūna. Gerai, kad lokys šalia buvo ir iš bėdos gelbėjo, kitaip ko gero vėl būtų subyrėjęs. Pagaliau visi sėkmingai atskubėjo pas kalėdų senelį. Perskaitė jis laišką ir tarė: gražus vaikučių laiškas, man patinka, kad jie patys žada papuošti eglutę ir apie ją šokti, dainuoti. Sniego seni, Besmegeni, mielas mano draugė, laiko liko nedaug, todėl turi paskubėti. Kalėdų senelis paskolino Besmegeniui savo roges, pakinkytas elniais ir tarė: sėsk į jas ir švilk su eglute pas vaikučius. Mano gerieji zuikučiai parodys tau kelią. Lokys šiek tiek nuliūdo, kad jo nepakvietė į gražią svarbę kelionę, bet prisiminęs saldų miegą, ramiai nulingavo į savo guolį iki pavasario. Išaušo rytas, vaikai atskubėjo į kiemą, koks džiaugsmas. Besmegenis įvykdė jų prašymą. Vietoj laiško jo rankoje buvo nuostabiausia pasaulyje eglutė. Ačiū tau, kalėdų seneli, ačiū už eglutę. Mes ją visi gražiai papuošime ir nekantriai lauksime tavęs su dovanomis. Lauksime ne tuščiomis rankomis, lauksime su dainelėmis, eilėraščiais ir su savo darbeliais. Linksmų kalėdų ir laimingų naujųjų metų. Štai kokia graži knygelė. O aš, vaikai, jums linkiu laukti gražiausių švenčių, būti geresniems, dažniau apkabinti savo tėvelius ir labai džiaugtis šiomis dienomis, džiaugtis gyvenimu. Ačiū jums, vaikai, ir iki kito susitikimo.